ypatingą progą. Vasario 16-ąją mūsų valstybės atkūrimo dieną. Viena įsimintiniausių datų valstybingumo kelyje. Priespaudos jungą nusimesti nebuvo lengva, tačiau nepaisant sudėtingų sąlygų ir mažai šaliai nepalankių aplinkybių, susitelkusi tauta iškovojo gimtosios šalies laisvę ir nepriklausomybę. Ši diena tai tarsi mūsų tautos vėliava, vienijanti, sutelkianti, teikianti pasididžiavimą. Tegul vasario 16-osios dvasia išlieka gyva mumyse daugybę metų. Tegul mažos tautos, mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būna perduodamas iš kartos į kartą. Mes visi savo širdyje nešiojamės tėvynę. Ji tai miškai, pievos, upės, miestai, gimtoji kalba ir mes, Lietuvos žmonės. Mūsų tėvynė gimė vasario 16-ąją. Šią dieną galime laikyti ir mūsų gimtadienį, atėjusiu su vieningos Lietuvos suvokimu mūsų širdyje ir sąmonėje. Vasario 16-oji tai šventė simbolizuoti stiprybę, dvasią ir viltį. Daugeliui šiandieninė Lietuvos padėtis atnešė naujų rūpesčių, problemų. Tad vasario 16-osios suteikiama viltis netušti žodžiai. Tai galimybė gyventi geriau, šviesiau, drąsiau. Tik reikėtų visiems palinkėti būti stipriais savo dvasia. Kokie stiprus buvo valstybę kūrė mūsų didžiavyriai. Kudirka, Basanavičius, Biržiška. Būkime vieningi savo darbais ir tikėkime savo jėgomis. Išlaikykime ir stiprinkime savyje meilę Lietuvai, pagarbą ir toleranciją kitiems. Nepamirštant savo šalies istorijos, gimtosios kalbos, išlaikant savo tautos tradicijas. Su artėjančia švente Jūs. Lietuvos Respublikos himnas. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, išraikė savo sūnus, ta stiprybė sena. Viešpaties Emelija atlieka konservatorijos merginų choras, vadovė Nijolė Vaičiulienė, koncertmeisterė Neringa Kriščiūnė.